Labas, aš esu Ieva ir jeigu reikėtų viena fraze apibūdinti savo veiklos sritį, tai būtų patirčių kūrimas. Vieni kitiem ir žinoma klientam. Bet ar pažįstate žmogų, kuris visą savo profesinę veiklą galėtų sudėti į vieną frazę? Aš nelabai. Dėl to šiandien bandysiu jums papasakoti ne tai, ką aš darau, o kodėl tai darau. Per daugiau nei 15 metų patirties nuo call centro iki pardavimų. Nuo klientų aptarnavimo standarto diegimo iki vadovaujamų pozicijų pastebėjau vieną svarbų dalyką, kad didžiausias mūsų fokusas organizacijose dažnai krypsta į klientą. Ar klientas laimingas, ar klientas perka, ar klientas sugrįžta. Bet o kur tuomet yra žmonės, kurie visą tai kuria? Ką daryti tiem žmonėm, jeigu klientai yra bjaurūs? Ką daryti, jeigu nevyksta rezultatas dėl to, kad nesusišnekam tarpusavyje? Ką daryti, jeigu naujam vadovui iššūkis yra visai ne lyderystė, o didelė darbuotojų kaita? Būtent čia aš matau didžiausią savo misiją – kurti tokias mokymų programas ir tokį augimo procesą, kuriame darbuotojai galėtų mokytis, kaip būti emociškai atsparesniems. Kaip veikti net ir sudėtingose situacijose, kaip po jų atsistatyti. Kaip kurti ilgalaikį ryšį, bendradarbiauti ir siekti vieningo tikslo. Kad pardavimai ir aukštas NPS rezultatas būtų kaip natūralus atpildas už jūsų komandos nuoširdų norą veikti. Susitikime ir suraskime, kaip geriausia mokytis ir augti jūsų organizacijai. Galbūt per refleksijas, galbūt per praktinės užduotis, diskusijas, o gal dar kitais kūrybiškais būdais. Tyrinėkime klientų aptarnavimo, konfliktų valdymo, bendradarbiavimo, pardavimų ir situacinės lyderystės temas drauge. Iki pasimatymų.